Štai taip, smagiai ir nutaikingai įsibėgėja dar viena be stabdžių programos valanda, o mes visai netrukus turėsime įdomų telefoninį pokalbį ir aš noriu Jums priminti, mėly klausytojai, jog jau 10 metų nevyriausybinė organizacija Raudonos nosys, gydytojai klounai, humoro ir meno priemonėmis teikia emocinę ir psichosocialinę pagalbą labiausiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms. Ir paprastai, kuomet to karantino nebuvo, mes periodiškai kviesdavomės į svečius kažką iš Raudonų nosių, labai smagiai bendravome, dabargi beliko tik tai telefoninis kontaktas, kas irgi iš esmės nėra labai jau blogai. Mes kalbiname Raudonų nosių gydytojų klounų vadovę Aistę Lacytę. Gerą dieną, Aistę. Labą dieną, ačiū, kad pakvietėte. Toks, sakykime, kad virtualus kvietimas, kaip dabar dažniausiai visi ir bendrauja, kur kas, žinoma, smagiau būtų buvę gyvai pasimatyti, bet turim, ką turim. Kaip gyvenat? Intensyviai. Turbūt visa organizacija gyvena intensyviai, nes jeigu mes paslaugas teikdavom tik tai vaikams arba seniorams, kurie yra uždaryti, tai šiuo metu turbūt dirbam su visais, kam galim padėti. O tų tokių užsidariusių tarp 4 sienų yra labai labai daug Lietuvoje, turbūt. Jūs turit didžiulę patirtį, kalbant apie nevyriausybinės organizacijas, apie tą darbą, tą visą virtuvę, tai aš galėčiau sakyti, matyt, kad šitie metai tai tokie, kokių dar nebuvo niekad jūsų karjerai. Turbūt ne tik tai nevyriausybinėms organizacijams ar gydytojams, klounams, man atrodo, kad čia visi išgyvenam tą patį. Ir iš tikrųjų, iš pradžių turbūt kovo mėnesį buvo tik tai šokas ir neigimas, kaip mes išgyvensim toliau ir ką darysim, bet po to pradėjom po truputį važiuoti ir dabar tiesiog nebespėjom atlikti visų darbų, kuriuos norėtumėm padaryti. Ir viskas yra per telefoną, per kompiuterį, per įvairiausias platformas? Šiuo metu taip. Mes turbūt pradėjom, kaip ir sakiau, kovo mėnesį pradėjom persiorientuoti į virtualią erdvę, porą mėnesių padirbom, atsirado viltis, kad galėsim grįžti į kontaktą vasarą ir tą sėkmingai darėm ir po to pavasaros jau, kaip sakyt, teko susitaikyti, kad kitaip nebus ir teks vėl grįžti į virtualią erdvę. Šiuo metu taip ir dirbam. Kiek yra svarbi ta emocinė gerovė, ypač dabar tokiu laiku? Aš manau, kad iš tikrųjų labai svarbi ir čia keistas klausimas, iš tikrųjų jinai visą laiką buvo svarbi, tiesiog mes turbūt daugumą, jeigu neatsidurdavom kažkokiose krizinėse situacijose, ligoninėse uždaryti arba sirgdami, tai mes visi susitvarkydavom su savo emocinė sveikata, o dabar mes tiesiog galim patirti tą, ką kiekvienas vaikas patiria ligoninėje uždarytas, kada niekas neklausia, nei ar tu nori čia būti ar nenori, tiesiog taip yra, reikia su tuo susitaikyti. Ir čia tada ir prasideda turbūt svarbumas emocinės sveikatos. Kaip mes tą išgyvenam ir ką mes renkamės. Ar liūdėtis, ar džiaugtis. Kaip ir pokalbio pradžioje sakėt, ar ne, Raudonos nosys ir pradėjo nuo mažųjų ligoniukų. Kaip tie mažieji pacientai dabar jaučiasi? Kokie yra jų išgyvenimai ir kaip sekasi tą nuotaiką pagerinti ir visą kitą nuotoliniu būdu jums? Pacientai, turbūt ir ypač mažieji pacientai, kaip ir visada jaučiasi taip, kaip jaučiasi, nes jie yra išplėšti iš namų, iš aplinkos ir jiems ligoniniai reikia susitaikyti su suaugusia aplinka ir daryti tai, ką jie privalo daryti, ką prašo daktarai ar tėvai. O turbūt didžiausia problema arba iššūkis, su kuria komanda susiduria, tai yra kaip tos ligoniukus pasiekti ir pasiekti tos žmonės, pas kuriuos mes negalim tiesiogiai nueiti. Bet kadangi ieškom sprendimų, yra partnerių ir rėmėjų, tai mes kol kas turim kanalus virtualius, kaip mes galim juos pasiekti ir pabandyti praskaidrinti būsenas kiekvieno žmogaus. Ir turbūt, kas svarbu vaikams, tai leisti vaikui pabūti vaiku, ko turbūt sunku dabartiniam sąlygom. Ir šiaip ligoninėse yra sunku vaikui būti vaiku ir turbūt daugeliu namuose uždarytų vaikų yra labai sunku išlikti vaiku ir išgyventi savo vaikystę. Iš tikrųjų, kuomet gyvenome kitaip, tai Raudonų nosių laukdavo kiekviena ligoninė ir jūs darydavo tokius nerealius mini spektakliukus su muzika, su emocija. Dabar matyt, kad reikia jungti fantaziją, kad visą tai perkelti į tą elektroninę erdvę. Fantazijos
turbūt, mes kaip visą laiką, mes net ir į palatą ateidami, mes leidžiam vaikui būti superžvaigždė ir pasirodymo, kaip sakyti, žvaigždė. Tai taip ir čia mes tiesiog esam nuotolėje, reikia pagalbos didesnės turbūt personalo ligoninių arba seniorų namuose, už ką aš ir norėčiau jiems padėkoti, kad jie antroj bangoj COVID-o padeda visom įvairiom sąlygom, kad pacientai ligoninėse jaustųsi gerai. Ir bendrų pastangų turbūt rezultatas toks ir yra, kad mes ir toliau galim linksminti vaikus ir leisti jiems būti vaikais, nesvarbu kokiam sąlygom. Tikriausiai kiekviena šiuo metu nevyriausybinė organizacija susiduria su sunkumais, su trūkumu, tai kuo galėtų prisidėti mūsų klausytojai, nežinau, vienokia ar kitokia pagalba matyt, kad yra reikalinga? Man atrodo, kad misija mūsų tą ir parodo, kad mes iš tikrųjų prašom visų, kad tiesiog padėtų mums skleisti juoką ir džiaugsmą visur ir visada. Ir tai gali tai padaryti įvairiai. Tai, ta prasme, ir šeimose nepamiršti šypsotis ir kreiptis pagalbos arba žinant ligonį, kuris serga visą laiką su mumis susisiekti. Ir kad mes savo tokią džiaugsmo misiją galėtumėm visi kartu skleisti. Tai turbūt tokia pagrindinė žinutė yra. Ir žinoma, liekam sveiki ir laukiam gražiausių metų švenčių. Liekam sveiki, leidžiam savo būti ir išgyventi visas emocijas, nuo nerimo, pykčio, džiaugsmo ir dalinti šypseną. Turbūt taip, toks receptas kalėdoms. Ačiū, Aiste, už pokalbį. Dėkui Jums. Gražios dienos. Viso gero. Radio stotis.